Tai sveiki visi kanale Rytojus ir aš užsisakiau naują telefoną, kuris atėjo. Tai čia yra telefas Tecno Povo 6 Pro 5G. Taigi pradedam atpakuoti. Jis atėjo tokiai dėžutei iš varlės užsisakiau, tai dabar galim jį kaip nors daryti. Tikiuosi aš neperpjausiu ten to telefoną. Čia jinai kalėdinė dovana kažkokia, žiūrėkit. Telefas, davai, daryk duos. O? Pa. Taip pat atrodo telefone šitas, jis trupučiuką šlapės, nes tikriausiai drėgmė. Tai atrodo, jis didelis žiūrėks. Reikia atidaryti gražiai. Pova. Tecno Povo 6 Pro čia yra. Atpakuojam, gerai, kad čia plėvelė. Oi, kaip mėgstu atpakuoti telefus su tokia plėvelė. Telefono plėvelė. Mes čia turim 7000 mAh. Ar kaip tai teisingai tart, aš nežinau. Pirmiausia, ta plėvelė, kur ant telefono. Čia mes turim 32 megapikselių kamerą. Turim displejų 120 Hz, čia yra žiauriai gerai. Turim gaming procesorių, čia yra visokių parašyta. Turim 8 GB RAM, kurį galima padidinti iki 12, tai gerai galim atpakuoti. Atpakuojam. Darom, žiūrėkit. Va taip jis atrodo. Mes turim 256 GB operacinę sistemą. Oho, tau čia dėklas eina. Turim kas čia. Mes čia turim instrukciją, turim lapelį. Turim 24 mėnesius garantijos, tai yra žiauriai gerai. 50 W pakroviklį. Ausinės, man ausinė nereikia, aš turiu bevėlės. Turim pakrovėją 70 megavatų ar vatų, va tokį vat, baltą. Ir čia pats laidas. Laidas. Dabar galim atidaryti patį telefoną, žiūrėkit. Aš labai pasižiūrėkit galą. Reikia kažkaip taip. A jis jau su apsauginis stikliuku? Jis jau su apsauginis stikliuku. Pasižiūrėkit jo galą. Čia kosminis laivas. Ir dabar atidarom tiek. Čia tiesiog kosminis laivas, davai. Pirmiausia, tai reikia nuklijuoti šitą šūdus. Va, kaip jis atrodo su dėklu, jis labai gerai atrodo, va, ekranas. Netrupučiuko kaip čia pasakys, neįskilęs, neįbražytas ir šis gražus. Galim jį įjungti. Įjungiam. Aš noriu ausinės. Įjungiam. Tecno Mobile, powered by Android. Prašau. Žiūrėkit į galą! Oh my god! Į galą pasižiūrėkit. Ok, čia mes turim, galim susirinkti lietuvį. Ir aš viską padariau. Mes turim telefoną tokį gražų. Mano šuo telefoną kažkodėl yra labai šone. Aš nežinau. Bet va, mes dabar turim tokį gerą, tai viskas gerai, pagaliau galėsiu žaisti žaidimus. Per mano Hill Climb Racing antrą dalį, pirmo epizodo matėt, kaip ten viskas blogai ir garsas tragiškas. Antroji daly irgi taip matęs, lagina, o čia viskas labai gerai, viskas matosi, va. Tai aš manyčiau, kad šiam kartui bus tiek, tai prisinumeruokit prie mano ir sesės kanalo būtinai. O šiandien buvo tiek, tai su jumis buvo šitą žaidimai, mano sesė Meškutė ir viso gero.